Tie, kas atvažiavote šias varžybos, kad ir ne pirmą kartą, registracijos ir dovanų kolekcija. Ir numeris ir lauktuvės, kurios dovanoja Eurovaistinė ir kiti šio renginio rėmėjimas. Trumpas, greitas, dinamiškas, azartiškas, o greitų vyrų jame irgi valdosi punktus, kuris nedėlinis metus yra minėjęs ir pradėsis lietuvės ir buvęs tarp lyderių pagrindinėse distancijose, tai ir kandiduos varžybos su Telefonaisis. Kad pagrindinis startas Rio de Žaneiras, paskutinio olimpinių žaidynių dieną, nes vyrai maratono bėgikai olimpinių. Na, o prieš pradedant vardinti rekordą, nors įkalnių ir, sakykime taip, staigių posūkių, kurie galbūt kiek priverčia sumažinti prieš startinę zoną, ir nevieta, kad pasiekime galbūt norite kiekesnę starto poziciją, turėsit vis dėlto 21 km. Kitas specifinių pozicijos, nei vieno iš tiesų, ne? Labas rytas vilniečiams! Šiandien iš tiesų laiką išmokti, kad mūsų komunikatorius nariai. Labas rytas Vladai, Getfit akademija. Okay, prašom, Eivas Vykisonas, Alis, sėdant kokinėm padarytą priešėjimą. Mes norime pasakyti ačiū Trakų rajono savivaldybei ir todėl leisti pakviesti čia rajono merę Editą Rudegėnę, kuri nori labai kalbos sveikinimo žodį. Mes iki starto lieka 3 minutės. Jūsų šiandien laukia 21 arba 10,5 km. Mes spėjome pusmaratonį bėgti 2 ratus, mes spėjome 10,5 km. Lieka 30 sekundžių, pusę minutės. Lieka 20 sekundžių iki starto, kai nešim pradėsim skaičiuoti. Ir iki Eurovaistinės starto pusmaratonį lieka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ir visus Dėsingai primenu, kad nepamirškite, gyvybės kasą bus 3 atsigavinimo taškai, jeigu neatėlėms dienos. Taip pagal užsakymą. Pavasaris ir sezonas prasideda čia, viskas parodoje. Jūsų galutinis rezultatas bus pradėtas skaičiuoti, kai jūs skirsite starto liniją. Ir kad jie kas čia dabar jau beveik minutę eina iki starto, nieko tokio. Ši minutė iš jūsų rezultato bus minusuota ir varžybos skirsime starto finišo kilimėlius. Visiems žiūrovams, kurie lieka čia laukti savo pirmųjų, aš pasakysiu, kad jūsų palaikymo bėgikai ir bėgikės lauks bet kurioje trasos vietoje. O tie, kas pavargote, arba ką darau kažkokius nuodį draugus kalėti, nes pirmųjų grįžtančių po pirmą ratą tas oras yra po 32
30 minučių gali užsukti į Eurovaistą. Lygiai prieš metus čia gražų pusmaratonio 10,5 km nuotolį. Bet kuriuo atveju jie turėjo, manau, kad mažiau negu 15 minučių. Gausiausios komandos Kauno laimėjo bėgimo klubas. Šiandien tai yra vaistinė. Pasiūlysiu savo darbuotojams kaip ir klientams vieną ar kitą iššūkį su veikla trenių. Daugiau negu 200 žmonių kolektyvų, kurie čia varžysis įvairiose distancijose. Kokia Maikė? Galima, nes nu, raudoną tai šalį matysi. Jo, tai atsižiūriu, tai pamatau raudoną ir taip pilnu. Nu, aš kaip pradėjau visada Toks gražus komandinis finišas. Ir kokie spurtai paskutinėse metruose. Galvoju, ar tikrai čia patolų. Einama čia į šoną, į tą nesvečiai išsitirti. vai se si sbaglia lui che Yes! Visas pūkas, dabar dėl kiekvienos pozicijos 52 minutės ir 40 sekundžių. Vienas vietą. Permatomas garbės pakilos, kaip pasakyti, vaizdelis su trakų pinimi. Tie, kas finišavo, su medalių turtinės galite nueiti ir įsiamžinti. Kol tos garbės pakilos neužėmė varžybų rėmėją. Rūpinkite savimi, kad vaistų reiškia, kad pusė minutės iki trasos rekordo. Štai, su tokiu džiaugsmu rankose veiduose. Su šitomis rankomis finišuoja tos ir Cecarukovas atbėgs tikrai didesnių tempų nei jūs dabar.
Jeigu galit visi medalius dalyvantis pasitraukti kokį 5 žingsnį. Valanda ir 8 minutės šiemet lyderiai bėga lėčiau nei kad pernai bėgo. Maratone, pasveikinkit. 503 numeris. Jurij Kapčanov. Kaip ir prieš 2 metus. Не сильно выложившись, сильно не устал. 2000 tuos pačius ištvermingiausius, kurie šiandien buvo patys greičiausi absoliučioje Eurovaistinės trakų pusmaratonio distancijoje. Trasos rekordo nebuvo, bet ko gero dėl to tikrai nereikėtų nuliūsti, bus proga pasistengti kitais metais, o oras, kaip ir šventė, kaip ir jūsų visų nuotaika, kaip ir tie nauji istoriniai įrašai, tos sukurtos bėgimo istorijos, manau, kad tikrai taps gražių tokių pamatų ir gerų šuolių į jubiliejinį 5 Eurovaistinės trakų pusmaratonį, kuris vyks 2017, vėlgi 2 gegužės, ko gero sekmadienį, jeigu kažkokių tai žemės drebėjimų ir kataklizmų nebus. O tikėkime, kad jų nebus ir dalyvių čia bus vis daugiau ir daugiau, o kol kas galime pradėti apdovanojimą nuo moterų 10 km nuotolyje. Na, jeigu taip apvalinam iki 10, bet tai yra 10,5. Jūsų plojimai. 3 vietą užėmusiai. Nuotolį per 42 minutės ir 26 sekundės įveikusiai. Na, kaip 4 vaikų tėtis, aš jaučiu pagarbą 4 vaikų mamai. Loretai Bliujienė, ji šiandien 3. Žmogus pagavęs olimpinį bilietą. Šiandien 2 vietoje tai yra Vaida Žusinaitė, sporto klubas Vilniaus Paltai. Na ir žmogus, kuris žino, ką reiškia Trakuose nugalėti 2014, ką reiškia nugalėti 2015, pagrindinėme nuotolyje šiemet jį pasirinko trumpesnį iššūkį, tai yra moterų 10,5 km distancijos laimėtoja Rasa Drazdauskaitė, dar viena mūsų olimpietė. Na ir kviečiam dar sykį Loretą Bliujienę. Aš labai tikiuosi, kad Loreta kažkur čia ir jau mus girdi. Loreta Bliujienė, 3 vieta. Aš tikiuosi, kad Loreta tikrai ateis. 10,5 km distancijoje, 3 vietoje. Na 3 mėstį Dmitrij Dzerazenka, Belarus. Distancija 10,5 km. Antroje vietoje Stadijos klubo bėgikas 36 minutės ir 26 sekundės. Kas norėsit gerinti rezultatą? Tadas Pavolis. Na ir žmogus, kuris irgi žino, ką reiškia laimėti Trakuose tarp lietuvių, kuris žino, ką reiškia turėti svajonę, kuris žino, ką reiškia tą svajonę gyvendinti. Žmogus, kuris vyks į Rio de Žaneiro olimpinės žaidynės, o šiandien jis buvo greičiausias. Remigijus Kančys, Kauno maratono klubas. Gal jinai jau čia, Loreta, jūsų prizai už 3 vietą laukia ir mūsų ovacijos taip pat skirtos jums. Loreta Bliujienė, kviečiama kuo greičiau. Vaikai sako, mama. Žinau, kad mes ją vis tiek pasikviesim, mes jos taip paprastai nepaleisim. O dabar pagrindinis nuotolis. Vyrai, manau, nesufiks, jeigu mes pradėsim vėlgi nuo moterų. Žavios, greitos, ištvermingos, lietuvės ilgų nuotolių bėgimuose jau seniai yra pasaulio elite.
Buvo sudėtinga atranka į Rio de Žaneirą, kas 3 vyks ir kaip joms seksis sužinosime rugpjūčio mėnesį, o šiandien čia 5 vietoje yra Focus Running komandos atstovė Jolita Kurtinaitienė. Jolitai Kurtinaitieniai taurės neduosim, bet jai konkretus piniginis prizas ir Eurovaistinės dovanų maišelis. Laipteliu aukščiau už Jolitą dar viena Focus Running atstovė, 4 vietoje Nadežda Roždėstvenskaja. Ir 3 vietoje, na 3 mėstį Volga Kaminskaja Mogiliov. Viešinė iš Baltarusijos, Volga Kaminskaja užima 3 vietą. Jai taurė, piniginis prizas ir rėmėjų dovanos. Nu ir žinokit, sesutės dvinukės, kurios kasmet pasikeičia vietomis. Vienais metais viena antra, kitais metais antra kita. Šiemet tai buvo Mildos Vilčinskaitės eilė, ji užėmė savo sesės Monikos vietą ir Milda Vilčinskaitė iš Kauno maratono klubo 2 vietoje. Per kitko Mildos rezultatas gali būti orientyras ir nemažai kompanijai vyrų valanda, 18 minučių ir 41 sekundė. Na ir nugalėtojai, didžiausia taurė ir patį pilniausią dovanų maišelį šiandien pelno Diana Lobačevskė, dar viena mūsų olimpietė. Loreta Bliujienė, štai ta 3 vietos laimėtoja. Mama iš didžiosios raidės, bėgikė taip pat iš didžiosios raidės. Loreta užėmė 3 vietą 10,5 km nuotolyje, na ir dabar 5 vietoje, na 5 mėstį Henadij Žauronak, klub Viktorija Minsk. Svečias iš Baltarusijos 5 vietoje. Na, jūsų ypatingai garsus plojimai, nes tai yra greičiausias lietuvis šiandieninėme Eurovaistinės trakų pusmaratonėje, kuris absoliučiai įskaitoje liko 4. Mindaugas Viršilas. Ir dabar jau prizininkai. 3 vieta, na 3 mėstė Igor Cecirkov. Praėjusių metų nugalėtojas, победитель прошлого года в этом году он 2. 2 vietoje šiemet Henad Verkhovotkin. Dar vienas svečias iš Baltarusijos. Ir nugalėtojas, победитель, winner Yuri Kaptsarov, Mogiliov, Belarus. 2014 ir 2016 jis čia buvo greičiausias.